Atvykome į vaikystę. Na dabar norime paklausti jubiliatės. Kokį prisimenat? Janina irgi prašom prisijungti taip pat. Kokį prisimenat savo tokią pirmą vaikišką dainelę, kurią išmokote? Daug gaidelių. Daug nieko nekeliauja. Gaideliai baltos žirnios kūne, dvi vištelės į malūną vežė. Dvi vištelės į malūną vežė. Ožys manė, ožka priklevojo, ožki trečia, ožkytėlė, miltus nusijojo. Ožki trečia, ožkytėlė, miltus nusijojo. Musė maišė, uogas vandens nešė. Saulė virė, mėnesėlis kvepia. Saulė virė, mėnesėlis kvepia. Sveikinu, noriu likti amžinai, nuojauta man pakuždėjo, kad sugrįšiu būtinai. Tik sulauksiu gero vėjo, jis atneš mane čionai. Mano vasara, mano vasara, visą dainą man turiu, atsidžiaugti negaliu. Sustojame antroje stotelėje. Jau iki 18 metų ir susitikau pirmą gyvenimo meilę. Iš pirmo vakaro. Ir vienintelė. Tai vienintelė. Pirmame ir vienintelė. Nu, retai kada tai būna. Kągi vėl kabinoje sadai į traukinuką? Ne, palaukite. Oi ne, jaunystės dainą pašoksime pirmiausia, ar ne? O paskui vėl keliausime toliau. Dar kokia ta jaunystės daina dabar? Paklausom. Šokame ratelėje, kas nori puromis. Paklausom. Kągi, mielieji, atvykome dar į vieną stotelę ir vėl norime pakalbinti, nenorime daugiau sužinoti
apie Janinos tą pirmąją meilę, kiek laiko draugavote, kiek metų šokote, na, kur buvo jūsų vestuvės, kur susitokėt, ką prisimenate iš savo vestuvių dienos. Visi norime sužinoti. Janina, sakyk, iš dienos, ką čia prisiminsi iš nakties? Taip, draugavom tai tikrai ilgai. Kadangi susipažinau 11 klasėje, tai po to baigiau mokslus ir išvažiavau į universitetą studijuoti, tai niekas neleido tuoktis. Paskui 4 kurse, sako brolis, leiskim tuoktis, tai sako, vaikų prisigabins jie ir viskas. Na ir ką, 4 kurse išteku, o 5 kurse laikau diplominį ir gimsta sūnus. Ir diplomas kartu ir sūnus. Tai va, tokia buvo realybė mano. Draugavom beveik 5 metus. Ir kada susitokėt? Kur? Kokia tai buvo diena? Kėdainiuose 78 metais. O aš puikiai prisimenate. Kokia tai buvo diena, gal prisimenat, koks oras buvo? O, oras nelabai koks. Ir saulė, ir lietus, visko buvo, ruduo buvo. Bet Rugsėjis. viską atlaikė jūsų santuoka, jūsų meilė, ir rudenį, ir vasarą. Nors tai būdavo, kad mama sakydavo, oi, palauk, palauk. Sakydavo man mama. O viskas to. Nedaryk vaikus. Jau nebeišeis, kad ir norėčiau. Maža mergaitė, kai buvau, dažnai aš klausdavau savo mamos. Kai aš užausiu, kas tada bus, man pasakykit jūs. Oi, palauk, palauk, sakydavo man mama. O viskas, kas bus, pamatysi tada. Pamatysi tada. Kai mergina šauni tako, jauną vaikiną aš sutikau. Kai mes užaugsim, kas tada bus, man pasakykit jūs. Oi, palauk, palauk, sakydavo man mama. O viskas, kas bus, pamatysi tada. Oi, palauk, palauk, sakydavo man mama. O viskas, kas bus, pamatysi tada. Keliauja mūsų traukinukas į dar vienas stotelę. Tas mūsų ratelis išbyrėjo. Na, o dabar norėtume sužinoti, kokiagi gaspadinė, kokiagi šeimininkė yra Janina. Kai atvažiuojate svečius, kuo jūs vaišina ir kokį turi savo firminį patiekalą galbūt? Vafliai. Vafliai, ar ne? Ko dar vaišina? Ką mėgstate gaminti? Dabar taip, dabar liko vafliai. Anksčiau buvo cepelinai. A dabar pati nebenoriu tų cepelinų. Jau atsivalgėte? Ja, atsivalgytai Ir jau nebenoriu. visi draugai Dar bulviniai atsivalgė. kukuliai skanus tokie. Va, bulviniai kukuliai. Kas dar ką ragavo? Pas Janiną. Per užpakalį. Bulviniai kukuliai, o vafliai. Blynai. Ai, blynai vafliai. Ne, Vafliai kepti. Vafliniai kepti. Vafliniai kepti. Ypatingai Marti mėgsta. Tai neateina ir sako, turiu kepti vaflius. Mano Martelė. Jau po saldumynų pasienina, tai gausi. Saldumynus mėgsta ir svečius vaišina. Šokoladą.
Šokoladai kiekvienos dienos valgys. Pirmoji karta. Šokolado nė vienos Mėsos dienos. gausi, negausi, šokoladą Nė tikrai. Šokoladas, sako, pakelia nuotaiką ir suteikia laimės žmogui. Nu taigi, pašokame tada kartu su Janina, pašokame už tą gerą kasmatinę. Tokia gaspatinė.